back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I'll... Nu tai labą dieną, esam ketvirtadienį Žalgirio arenoje, kur vyksta Drift and Coffee pre-partis Apgilui. Tai šiandien visai nieko renginukas, tikrai nemažai žmonių, viskas labai smagu, faina. Biški buvom gavę pačioj pradžiai lietaus, bet kaip ir nustojo, nebelyja. Tai ačiū, kas buvot, ačiū, kas palaikot ir pasimatom Apgilę, važiuosim visi keturi, nes šiandien buvom tik tai mes su Elvinu, bet jau trasą bandysim įveikti visi keturiese. Drūtų keturi drambliai. I swear I shoot like Berettas. Oh my God, I'm just playing with them. Mašina traukia, kol kas patenkintas. Pirmų prasibandžiau, antrųjų ir antrą klipą pasiėmiau. Net kai gavau informacijos, kad per ilgai antram užsibuvau, reiškia važiuoja. Tai va, viskas šiaip good. Deriname, žiūrim slėgius, padangos taip ir dar laiko, bet 4 ranai, tai taip sakyčiau, jaučias, kad suveškė važiuoja. Nes iš naujų padangų tai taip jau ne kažką likė. Ir važiuoju ant 2 barų pasirodo. Kai su Plyto važiuodavau ant 6. Tai netgi 4 barais nukrito. Tai va, ką čia dar papasakot, nieko, eisim į briefingą. Ir po briefingo jau čia teisėjai pasakys, jūs blogai čia darot, čia darot. O paskui eisim pabandyti padaryti gerai. Bet šiaip viskas very good. Galit to pas Čiampo pasižiūrėti. Jisai ten jau žino, kaip reikia padaryti kažką. Jisai žiūri, kaip reikia prasavažiuoti Apgilą. Jisai pasijungs ten how to ir tada važiuodamas žiūrės. Kaip čirba lekia. Aš matau atkopijuoti. Jisai matai su simuliatoriais daugiau važinėja negu realybė. Dabar pasijungs simuliatoriaus trasą. Nu. Assetto Corsa įsijung. Įsijung Assetto Corsa, pasakė. Assetto Corsa. Jo, ir čia. Jis siunčia dabar tą naują Nemuno žiedą siunčia. Ant seno lėkiau, dabar kaip ant seno važiuoju, žiūrėjau. Susitvarkės susidimo daugiau. Čia link Ąžuolo leidžiantis naujas asfaltas, o tu ant seno važiuoji nejauti. Taip, man iš karto visą trasą sugadinta. Matai, per Assetto tai nesmirda benzus. 286. 294. 260. I need the money for me and my bros. Ice in my veins, I swear that it's froze. They know when it's heat, it's like right out the stove. Way that I'm shooting, they think I'm a pro. I told them so much that they really should know. Per pirmas treniruotės, principė, pusę laiko praleidom tech komisijoje. Dėl to šiek tiek važiavimų mažiau turėjau nei norėjau. Bet iš tų važiavimų, kuriuos padariau, šiaip visuma ganėtinai tenkina, bet siek dar yra vietų, kur reikia pasispausti. Ir dabar turėsim antrą sesiją ir tenai reiks jau išsigaudyti visus likusius slėgus. Kaip briefingė sekės? Briefingė buvau solidžias 2 minutės, tai kaip ir neblogai. Tell them don't try to play me. I'm drippy on the dirty. They can never count me out. They can never count me out. I know. They can never count me out. They can never count me out. Antroji sesija blogiau nei pirmoji sekas. Biški vėl nesklandumai su automobiliu. Tai kol kas mes jį tausosim kvalifikacijai, jeigu viskas pavyks. Važiuosim į Kauną remontuoti rytoj. Nes rytoj poriniai. Bet čia dar reikia pravažiuoti kvalą pradžiai ir tada jau bus aišku, kokie planai nusimatys šiandien. Nu, pakomentuok. Kad nieko komentuot, ramiai savo įsižiepęs stovėjau startleine. Ir kadangi turim Mercedesą, tai Mercedesai turi savo kaprizus.
kažkurį kaprizą dar nematytą parodė. Tai tiesiog stovėjo tai nežinau, gal užkaito kuras koks. Ir šiaip temperatūros viskas gerai, važiavo idealiai visą dieną. Tai palauksim, kol atvės, pasijungsim akumą. Nes biški iškroviau sukdamas ir tiek partempė į pietus. Bus laiko užkasti iki kvalifikacijos, tad manau išvažiuosim ir stipriai suvažiuosim. Prarandam vilties, taip sakant. Nu tai va, kaip ir baigėsi treniruotės, vienu žodžiu. Gavau tam tikrų patarimų, ką reikia daryti, ko nereikia daryti. Tai priėjom išvados, kad tiesiog nereikia rankinis tik ant pasistatymo. Daugiau, jeigu kvalifikacinę liniją piešti, nereikia nei gazo atleisti, nei rankinio traukti. Pilnu gazu ateini ir eini. Tai šiaip žiauriai patiko, viskas žiauriai fainai buvo, tai laukiant kvalifikacijos labai tikiuosi pakartoti tokį patį važiavimą ir žiūrėsim, kiek bus balų. Šiaip viskas tema. Kaip mašina? Tema. Mašina, ta prasme, neturiu jokių priekaištų. Nei kaista, valina, tiesiog atgaiva širdžiai. Šiaip viskas va, laukiam kvalos ir tada žiūrėsim kokį balai ir žiūrėsim su kuo rytoj porį nusikalsim. Kvalifikacija, jau išvedę viską, taip sakant, čia laukiam dar čia programyčių ir pasirašę būsim. Atvažiavimas čia. Toliau pas mus važiuoja. Turėjau omenyje sakydamas viskas arba nieko. Komandos Vėlias Mečys. Praėjo kvalifikacija. Pirmam važiavimui pavyko išsaugot mašiną. Sulėkiau pirmą važiavimą, surinkau 79 lygtais taškus. Po pirmų važiavimų buvau 7 vietoje. Tai jau nudžiugino rezultatas, nes kaip užtikrina vietą porinėse važiavimuose. O prieš antrą važiavimą dėja, bet jau visai pavedė techniką ir dabar, ko gero, neužilgo krausimės mašiną, važiuosim į Kauną. Remontuosim ir bandysim rytoj kažką įrodyti. Mašina neatlaikė iki galo. Labai džiaugiausi, labai gerai elgės per treniruotės, bet prieš pat kvalifikaciją nusprendė užgesinėti. Tai įtariam, kad kuras verda ten, gal siurblys jau pasidavė, nežinau. Tai problematiškai buvo, nes užgeso, tai va pavėsinom, tada išvažiavom į kvalifikaciją, atsistojau prieš pirmą važiavimą, kai jau į eilę ir vėl užgeso. Tai realiai visą eilę tiesiog stūmėm, net nebandžiau kurt. Tuoj traukinys pravažiuoja. Tai realiai visą eilę tiesiog stūmėm. Susitariau su starto teisėju, kad kai prieš mane didžiulis 3-3 numeriu
pajudės iš starto, tada aš bandau užsikurti, jeigu užsikuria iš karto, kad mane paleistų po jo. Tai taip ir padarėm. Sustojau prie starto, iš karto paleido, suvažiavau tokį pusėtiną raną, nes jau nuo 3 klipo vėl nebevažiavo mašina. Tik finišavau už geso, tai parėdėjau atgal į pitus visą tą kelią. Palikom aušintis, sprendėm, kaip čia apeiti tas problemas, kaip ir neturėjom kažkokių ką daryti iki antro rano. Tai tiesiog antrą raną bandžiau rizikuoti vėl su šiek tiek daugiau atvėsintą mašiną. Antrų ranų pasigerinom rezultatą. Tai, kaip sakoma, svarbu daugiau negu vakar, mažiau negu rytoj ir visą laiką tobulėti. Rytoj visgi važiuosim į porinius, 29 vieta prieš Aidą Kananavičių, kuris užėmė 4 vietą, man atrodo, gaunasi. Tai va, tai turim visą naktį prieš akis išsiaiškinti šitą problemą, nes prieš ją atsirandant, tai sekės tikrai gerai. Tai, kaip sakant, galima pakartot posakį negirk dienos be vakaro. Tai kaip gerai sekėsi treniruotėse, taip labai negerai sekėsi kvalifikacijai. Tai susirinkau abu 2-0. Pirmų prisigrybinau, per anksti pasistačiau, pasitiesinau, o antrų šoviau biškį unčiaisą, nes antram klipe paleidau vairą ir į tokį kampą šovė, kad net užpakalis sudrėko. Tai vienu žodžiu, kaip ir viskas neblogai, mašina važiuoja, pačiam dar reikia susitvarkyti, daugiau susidraugauti gal su ja, nes visgi labai daug kas pasikeitė, bet šiaip esu labai patenkintas, šiaip dieną užskaitau. Smagiai pasivažinėjau, džiaugiuosi už komandą, visi 3 praėjo kvalifikaciją, tai susimatom rytoj ir tikimės podiumų iš komandos draugų. Taip, tai turim tokią situaciją. Dabar beveik 12 nakties. Kem 6 ardom kuro sistemą ir tvarkom problemas su kuro slėgiu ir temperatūra. O tuo tarpu vyrukai dirba prie zetkės, nes reikia pasikeisti grandinę. Tai turim geras kokias 6 valandas viską pasidaryti ir išlėkti į porinius, nes pasirodo praėjom kvalifikaciją. Sveikas Linai, kaip matai, bet safe apyrankė. Sėdim garaže, ten perinkinėjom grandinę. Viena problema, kad man reikia ranką kišti į baką, o jau vieną apyrankę ištirpdėm bake. Tai tikiuosi ryt nereiks pirkti papildomos. Ai, palauk, jeigu reikia pasidėti. Laisvas. Degimas yra. Laisvas. Kuriam. Prisuktas. Laisvas. Aš šitą tai mačiau Pats ir prisukau šitą. Šitas irgi laisvas, šitas irgi laisvas. Oi, čia tas tai pažiūrėk išlindus. Tai aš pats ir išsukau, bet jis buvo laisvas. Antroji varžybų diena, poriniai, kurie, sakyčiau, sekės puikiai. Teko šiąnakt nemažai padirbėti. Kai kurie miegojo valandą, kai kurie iš vis nemiegojo. Tai nuo 9 vakaro iki 7 ryto tvarkėm zetkę. Tuo tarpu ir maniškę sutvarkėm po vakarykščių kaprizų su kuro problemom. Tai šiek tiek atsipirko tos visos pastangos, nes pavyko laimėti top 32, suvažiuoti gražų porinį kartu su oponentu. Ir dar gražesnį turbūt porinį sulėkėm su Poška. Tai Poškai atiteko pergalę. Biškį užsidariau viduje, šokau per kerbus ir prisidariau klaidų. Tai šiaip esu patenkintas. Mašina vis dar rodo kaprizus po jau kiek čia 3-4 etapų. Bet nepasiduodam, kvalifikacijas vis dar suvažiuojam. Porinius laimim. Ir toliau judam į priekį. Pasigrožėkime
ride or die. I keep where I'ma see. Don't let the ride or die. I keep where I'ma see. Don't let the ride or die. Don't let the ride or die. I keep where I'ma see. Don't let the ride or die. Tai va, kadangi vakar kvalifikaciją praėjom ir kaip minėjom, turėjom šiokių tokių gedimų. Vakar mašiną parsitempėm į Kauną, galvom tos gedimus pašalinsim ir važiuosim šiandieną porinės. Bet su tais gedimais užtrukom, švelniai tariant, šiek tiek ilgiau negu planavom. Ir gavos taip, kad mašiną užkūrėm gal tik tai 7 ryto. Tada mašiną varėm tiesiai ant ralo į Kačerginę. Turėjom vieną treniruočių važiavimą. Po jo pamatėm, kad automobilis kažkodėl kaista. Labai greit išsprendėm šitą dalyką. Ir grįžus į vėl eilę padaryti dar bent vieną treniruočių važiavimą. Labai gaila, bet buvo avarija ir to antro važiavimo padaryti nepavyko. Todėl į porinius važiavimus principą atvažiavom su 0 miego ir 1 treniruočių važiavimu. Ir nors ir pavargę, bet treniruočių, manau, kad pavyko suvažiuoti ganėtinai, negalima sakyti gerai, bet neblogai. Ir dėja, bet nusileidom Ignui Tamulevičiui. Tai dienos apibendrinimas, vienu žodžiu. Per naktį keistos Viliaus mašinai grandinės, tai kaip ir panašu bėdos įspręstos, viskas kaip ir tvarkoj, į Top Trim 2 išvažiavo. Susitiko su Ignu Tamulevičium, kuris prieš porinius važiavimus buvo biškį trinktelėję savo Nissaną į atitvarus, bet visą laimę atsikėlė Nissaną ir galėjo išvažiuoti į porinį. Tai Viliaus lydas buvo labai puikus, tik tai tiek, kad Čeisė pasileido Igną per korpusą, gal netgi sakyčiau, ir dėl to pasekoj pralaimėjo Top Trim 2 kovą. Laimonas susitiko su Rasmundu Antanavičium. Ne. Jo, turbūt. Nu, jo, kažkas tokio. Su pilku KM6 turbo plyta, tai kaip ir buvo galima tikėtis, nuo starto pabėgo ir Laimonas nesugebėjo atsivyt, o kadangi Laimonas nebuvo labai greitas, tai Rasmundui nebuvo labai sudėtinga išlaikyti panašų atstumą. Išvažiuoja Nissanas į garažą. Nusikraudinėt. O tai va, Čempas Top Trim 2 susitiko prieš Aidą Kananavičių. Ir tiek lyda Čempas, tiek Čeisas suvažiavo tikrai konkurencingą, ko pasekojo į Top Trim 2 kovą praėjo ir laimėjo. Ir Top 16 susitiko su Pimpačkiuku, tai Andrium Poška, kaip sakant, V8 prieš V8, tik vieną galingesnę. Ir iš tikrųjų lydas buvo Čempa tikrai neblogas, tik Čeisė padarė tokią pakankamai lemiamą klaidą, kuri lėmė pralaimėjimą. O dabar mes girdim Pro lygą. Tai va, Semi Pro lyga kaip ir baigta. Ačiū, kas buvot, kas palaikėt, kas stebit mumis, kaip mums sekas važiuoti. Ir pasimatom turbūt jau kitame Alytaus etape, o gal netgi ir kažkuriam Drift Arena Cup etape. Tai šiai dienai tiek ir iki kitų susitikimų. Please share, subscribe, like, vienu žodžiu viską jūs patys žinot. Iki.